Šiandien noriu su tavimi pasidalinti, kodėl nuolankumas yra raktas. 10 diena mūsų gavėnios kelionėje ir šiandien noriu pasidalinti 2 skaitinius su tavimi. Pirmasis iš Evangelijos pagal Luką 14 skyriaus. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasias vietas prie stalo, jis pasakė jiem palyginimą. Kai tave pakviesi vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave. Ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje. Tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli, pasislink aukščiau, tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Ir tada antrasis iš Luko 18 skyriaus. Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. 2 žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju 2 kartus per savaitę, atiduodu 10 iš visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Tad, šiandien yra penktadienis. Penktadienį katalikai pasninkauja, kadangi tai yra diena, kada Jėzus mirė. Ir galbūt reikėtų pasninkauti šiandien nebūtinai nuo maisto kažkokio, o galbūt pasninkauti nuo lyginimosi savęs su kitais. Atsiprašau. Nuo savęs laikymo teisesniu už kitus. Nuo kitų teisimo. Galbūt reikėtų pasninkauti nuo tų dalykų ir šiandien stengtis neteisti kitų žmonių. Nesistengti būti geresniu negu kiti, taip ir smerkti kitus. Geriau galbūt tai paversti į meilę, į gailestingumą šiandien. Šventa Kotryna Sienietė pasakė, būk tas, kurio Dievas tave sukūrė būti ir tu uždegsi pasaulį. Tad pagalvok, kokiu žmogumi Dievas norėtų, kad tu būtum šiandien ir nuo ko susilaikytum.